Gyvenimas tai geidžiamas apsigavimas. Ir kaip norėčiau padaryti jį bekraštį. Ir juo keliauti, kaip amžinasis piligrimas ir niekad niekur kelio pabaigos nerasti. Kaip gera jausti viltį, laimę ir paguodą, kaip išganinga jų netekus laukti ir kentėti. Gyvenimas daug atima, bet dar daugiau jis duoda. Gyvenimas naktis, bet jos skliautai žvaigždėti. Galbūt jisai iliuzija, kuri vaidenas, gal nieko čia nėra, tik šiaip sau rodos, bet nebūties pirminis taškas juodas, išplitęs, kerinčiais vaizdais, koks tyras menas. Aš jį regiu ant savo sąmonės ekrano ir negaliu atsigėrėti, o Dieve mano. Du 2021 metais minimas poeto Vytauto Mačernio gimimo šimtmetis. Birželio 5 dieną sukako 100 metų, kai gimė tragiško likimo kūrėjas. Jo gyvenimas truko vos 23 metus ir 133 dienas. Žuvo jis 1944 metų spalio 7 Žemaičių Kalvarijoje. Artėjant karo frontui atsitiktinai kliudytas artilerijos sviedinio skeveldros. Siekiant pažymėti šią sukaktį ir pabrėžti poeto filosofinės intelektualiosios poezijos svarbą Lietuvos kultūrai, 2021 metai buvo paskelbti Vytauto Mačernio metais. Jo mylimose vietose vyko konferencijos, kultūriniai ir edukaciniai renginiai. Prie poeto kapo buvo aukojamos šventos mišios, skambėjo poezija. Tikrai ypatingo jubiliejaus proga Vytauto Mačernio 100 metinių gimimo nuoširdžiausiai visų pirmiausiai noriu sveikinti jo giminaičius. Ir žinoma visus Vytauto Mačernio mylėtojus ir gerbėjus ir visus čia dalyvaujančius. Ir simboliška, kad jis šiandien ilsisi čia vienas, bet ne vienišas. Šiandien yra daug ir iš tikrųjų šiandien Lietuva gyvenama čia. Važiuoja žmonės, lanko ir iš tikrųjų aš sutikdamas žmonės, kuriuos priimu ir vedu, čia atvedu, šįmet tikrai nesvarbu, kad korona yra, bet vis tiek Mačernis yra nepamirštas. Vytautas mėgo šitas vietas, šitą žvyrinėlį, gulėti, žiūrėti į dangų, stebėti dangų. Ir gimsta eilėraščiai. Piliakalnis taip pat tai yra antroji vizija. Simboliška antroji vizija, 43 metai, gegužinė, triūbos, vyrai, šauliai ir išleidžia vyrus į mišką. Vytautas tenai irgi toj gegužiniai buvo. Tai šiandien mes lankom tas gražias simbolinės vietas, kuriuose buvo poetas Vytautas Mačernis. Atidavus pagarbą poeto amžinojo poilsio vietoje po šventų mišių, visi patraukė ant Šarnelės piliakalnio. Nors iš skausmo, o gal iš džiaugsmo, pliaupė lietus, susirinkusiųjų tai neišgąsdino. Dar yra gyvų šarneliškių, kurie poetą prisimena kasdienybėje, vaikštantį gimtosios Šarnelės palaukėmis. Vytautas be galo mylėjo savo tėviškę, laukus, pažinojo kiekvieną Šarnelės kampelį
mėgo apeiti žemes, Mačerniškę, užlipti ant aukšto šito Šarnelės piliakalnio. Šitas piliakalnis poeto buvo viena mėgstamiausių vietų. Čia manoma, kad gimė nemažai eilėraščių. Todėl mes ir norėjom šį gražų vakarą pradėti čia ant Šarnelės piliakalnio. Labai noriu padėkoti organizatoriams ir svarbiausiai Šarnelės bendruomeniai turbūt ir Šarnelės bendruomenės pirmininkiai, gerbiamai Rimai, kuri čia šalia manęs, ir už tai, kad jos iniciatyva buvo kreiptasi į Plungės rajono savivaldybę. Mero Audriaus Klišonio parašų buvo teikimas dėl renginių ciklo įteisinimo ir 2021 metų paskelbimo Vytauto Mačernio šimtmečio metais. Tai ačiū bendruomeniai, ačiū merui. Nenoriu ilgai šnekėti, tiesiog noriu dar ir dar kartą padėkoti gerbiamam Jonui Ačui, seniūnui, čia esančiam Liudui Griciui, Šarnelis visai bendruomeniai. Ir noriu pažymėti dar kartą apie Šarnelį, vis užkliūn liežuvis nebereikal matyti. Kada reiškia parašyta, kas finansuoja visus renginius, Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė ir parašyta Šarnelės bendruomenė. Šalia tų gigantų, šalia didžiųjų iš tikrųjų tai finansuoja visus tos renginius irgi. Tai dar noriu padėkoti ir pasakyti, kad tikriausiai čia nemažas indėlis, kaip ir visuomet, yra Vidmanto ir Almos Jonikų turbūt prisidėjimas prie šitų visų renginių, prie šito viso finansavimo. Nieko nėra nuostabiau, kaip poeto mylimose vietose klausytis jo sukurtų eilių. Tądien jų tikrai netrūko. Vytauto Mačernio tekstus skaitė aktorius Vladas Bagdonas. Kur tvenkinys niūrus, žaliais maurais apžėlęs, tenai, kur tie paukščiai pašautais sparnais plevena praeities šešėlį, aš vis matau aš ją, jaunosios rūbais. Jinai lengvučiai žingsniais pro vartus išeina vėlį, jos akys tokios skaisčios mėlynos, tarsi kalnuos dugilus ežerėlį. Dabar, kada širdis lyg tas keleivis, tyrų smėlyje suklupęs, kada svajonės lyg silpni drugeliai prieblandoje paklydę, miršta, dažnai jaučiu gaivinančius lašus ant lūpų, lašant nuo jos į dangų iškeltų ekstazijai pirštų. Programoje taip pat buvo galima išgirsti akustinį Lietuvos multiinstrumentalisto Sauliaus Petreikio koncertą. Atlikėjos Živilės Mackevičiūtės, aktorių Gedimino Storpirščio, Giedriaus Arbačiausko ir jau minėtojo Vlado Bagdono koncertus. Raipsta akį nuo balto dangaus, tau patinka, širdis nekalta, snaigėm krist, snaigėm krist, snaigėm krist ir jūžesiu gaust, snaigėm krist, snaigėm krist.
Tai Mačernę atradau dar jaunystėje, mokykloje ir kaip jaunam žmogui Mačernis realiai buvo tas pagrindas apsvarstyti visus egzistencinius klausimus ir jo eilėraščiai būtent jaunam žmogui labai ir padeda tiek tos sunkius, kodėl aš esu ir kokia ta paslaptis visatos. Tai būtent Mačernis, jo eilės to ir žavi. Ir jeigu poetas būtų gyvas, tai labiausiai norėčiau jį pasikviesti tiesiog išeiti pasivaikščioti į visas tas pievas, į miškus ir kartu su juo patirti tą meilę gamtai, mūsų nuostabiai Žemaitijai ir visai Lietuvai. Taigi, Vytautas Mačernis ir frazuojant ir perfrazuojant, sakykime, mamo žodžius, vaka, mūsų Vytauts vėl ir gyvs, tai šiandien ta frazė beprotiškai tinka. Beprotiškai tinka, kadangi visa Lietuva pripažįsta, kad Mačernis yra tikrai gyvas ir šiame krašte jis yra kasdien minimas. Kasdien, kas valandą žmonės plaukia į tą kraštą, į Šarnelę, į muziejų. Ir šiam kraštui jis tikrai daug davė. 23 metai ir 133 dienos pragyvento šioje žemėje ir parašyta virš 200, jeigu tai patikslinus, apie 214 eilėraščių, iš kurių tiesiog stebino visus, 200 yra parašyti Šarnelėje. Šarnelė tai būtent ta vieta, kur Mačerniui davė kaip vietovė, kaip teritorija daugiausia kūrybos, daugiausia iniciatyvos ir daugiausiai jis rašė. Ir tas rašymo būdas, tai vienas iš įdomiausių. Stebėti dangų, įsilipus į gandralizdį, rašyti. Dieną stebėti, o vakare rašyti, turbūt taip reikėtų pacituoti. Ir šiandien, kada mes skaitom tos ir vizijas, ir visus kitus eilėraščius, vasaros metų sonetus visus, tai yra pati puikiausia duona jaunimui, šiuolaikiniam jaunimui. Ir šiandien turbūt mes, jeigu paklausytume šiuolaikinių rašytojų, tokių kūrinių tikrai nesurastume. Tokių, kokius parašė Vytautas Mačernis. Tai laba diena, esu iš Plungės atvykęs į Šarnelį, ant Piliakalnį, į labai gražų renginį, labai daug žmonių. Tikus, kad čia visus suvieniai Mačernį atminėms kūrybą ir esam išveina ano buvusių veitų, kur uns lankės, įamžinto. Tai galvoju, kad Mačernis iš tikrųjų yra svarbus ne tik Šarnelis ir Žemaičių kalvarijais, bet ir Plungė ir visa Lietuva. Ir šį metą minėdami ton gražų jubiliejų, anonte paminavojam, katro uns tos apylinkės gražios čia gyvena Šarnelėje, nes esam netoli nuo namų. Už jūrų marių saulė tekėjo, ten mona brolis varno nuskrėjo. Skreda dainelė, skreda naktė, vodalošė vis negailėjai. Žemė išvydęs verta vilko, įskradžia bėga miško keliu. Bėga daina, bėga naktį, kol dalošia pančius uždėjai. Broli, broli, grįžk, to greičiau. Rašytojo jubiliejui skirti renginiai kitą dieną persikėlė į Žemaičių kalvarijos kultūros centrą, kur vyko mokslinė konferencija Vytautui Mačerniui 100. Konferencijos metu pranešimus skaitė literatūrologė profesorė Viktorija Daujotytė, profesorė humanitarinių mokslų daktarė Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto lietuvių literatūros katedros vedėja Brigita Speičytė, muziejininkė Danutė Mukienė, docentas humanitarinių mokslų daktaras Mindaugas Kvietkauskas,
Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Deimantė Cibulskienė. Prisiminimais dalinosi Genoveita Gricienė, Bronius Kleinauskas, Rita Andriuškienė, Laura Rojutė Maselskienė. Konferenciją vedė Zita Kelmickaitė. Žinokit, niekada nebuvau buvusi prie Vytauto Mačernio kapo. Ir kai mane pakvietė pravesti tą renginį, aš galvoju, kokią progą. Aš galiu būti ten, kur visą laiką norėjau. Ir žinot, žiūrėdama į tą lentelę, kuri yra, žiūriu, 21 metai, galvoju, įsivaizduoju, niekada nepagalvojau, o mano tėvam žinatėsi 22 metai gimimo. Koks jaunas žmogus mirė Mačernis ir kiek nuveikė. Kiek kitas dalykas mes galim pasakyti, koks brandus žmogus. Ir atrodo, skamba banaliai, brandus žmogus. Žmogus, kuris iš vis jautė pasaulį. Va, skamba bažnyčios varpai ir tu supranti, kad tai buvo žmogus, kuriam kažkaip lyg tai visas pasaulis atsivėrė dar tokiam jaunam. Kitas ir senatvės sulaukęs, niekada nepagalvoja apie pasaulio tokią, sakysim, visą egzistencinę visumą. Kai žmonės sako, kažin, jeigu būtų sulaukęs senatvės, kaip čia viskas būtų buvę. Aš galvoju, gal taip gražiai nebūtų buvę. Nes vienas dalykas, kai žmogus išeina taip netikėtai, taip atrodo beviltiškai, tiesiog kažkokia absurdiška mirtis. Bet tu pagalvoji, kad per tą trumpą gyvenimo tarpsnį, kurį tau buvo lemta nugyventi, kokias tu atodangas palikai žmonėm. Štai ir viskas. Didelė puikiai gražiai Zita Kelmickaitė pristatė, kaip mes paminėm tada, kai žmogus nebė. Ir žmogus iš tikrųjų nebė tada, ne tada, kad jis išeina. Žmogus nebė tada, kai apie nuo nebešneka. Kai nuo paminklo neaplanko, kapo neaplanko, kai jis pradeda užželt, kai išeina visiškai nebūti. Iš tikrųjų didelė puikiai yra tai, kad bendruomenė tos vietos, kur jisai gimė, kur augo, puoselėjo tą atmintį, atgaivino jo eiles, atgaivino jo vizijas, daro konferencijas ir iš tikrųjų didelį dėkui jiem už tą iniciatyvą, parodymo, kad iš tikrųjų toks anksti išėjęs jaunas žmogus šiandien yra minimas ne tik čia Žemaičių Kalvarijoje, ne tik Šarnelė, bet minimas visoje Lietuvoje. Kad šie metai būtent Seimo sprendimu yra Vytauto Mačernio metais paskelbti. Tai iš tikrųjų yra daug. Tai yra daug, bet tai yra mūsų savasties, mūsų istorinės praeities šaknys. tą mes turim išsaugoti, tą mes turim turėti ne dėl afišos, ne dėl iškabos, bet dėl savęs. Kada pateikėm raštus ir prašymus į atminties išsaugojimo komitetui, manęs ir užklausė, sako, palaukit, nes mes pateikėm 2020 metais, sako, jau baigėsi tie metai, kodėl jūs teikiat, ar ne? Sakau, ne, tik tai 21 metai bus Mačerniui 100 ir tada sukluso, o sako, gerai, tai mes nežinojom. Tai mes davėm tokį galbūt pirminį variantą, pirminį impulsą visiems, kad tai Vytautui Mačerniui 100. Iš to mažo kaimelio pasitarę, ar mums užteks jėgų, ar mums užteks sveikatos, tai įgyvendinti, padaryti, suradom palaikymą, aišku, iš Seimo nariaus Jono Varkalio pagalbos, kad tie mūsų dokumentai, prašymai nenugultų stalčiui, bet kažkas primintų, kad vat pateikė. Gyvenu Šarnelėje jau 35 metus, tai
taip kaip mūsų visų šarneliškių širdyse, mes labai gerai žinom kiekvieną jo kaimyną, mūsų draugai yra Mačernio Vytauto giminaičiai, ten Jono poeto brolio šeima visa netoli gyvena. Na, tiesiog šarneliškiai žino visą gyvenimą ir myli jį. Tos dienos renginiuose dalyvavo ir Vytauto Mačernio sesers Valerijos anūkė Laura Rojutė Maselskienė. Ji mielai pasidalino savo pastebėjimais, kaip gyventi žymaus kūrėjo šešėlyje. Kai sužinai, turbūt net nesupranti tos tikrosios reikšmės, nes mes pakankamai sužinojom anksti, vaikystėje, pradinėse klasėse. Ir tas įpareigojimas atėjo gal vėliau, kai jau pradėjau studijuoti, kai susipažinau su akademinė bendruomenė ir jie labiau gal nori mane įpareigoti, kažką tęsti, kažką daryti, bet tokio natūralaus noro, net nežinau, ką reiškia įpareigoti daryti. Dalyvauju konferencijoje, stengiuosi tos faktus pasakoti, priminti žmonėm. Teko jau vienam straipsnėje rašyti, kad mano pačios santykis su Vytauto Mačernio poezija, tai kad jo eilutės, jo poezija manyje skamba. Ir atrodo, man nereikia sukti galvos, ką jis norėjo pasakyti. Aš skaitau ir aš atrodo suprantu, jinai atliepia mano vidinius troškimus ir klausimus. Ir deja, neturiu tokios vienos eilutės, kuri mane lydėtų. Mūsų apskritai giminėjai dabar teko peržvelgti, nėra daugiau kuriančių, daugiau studijavusių, gilinusių į literatūrą. O jeigu viskas būtų įvykę kitaip ir Vytautas nebūtų tapęs atsitiktinio incidento auka, šiandieną jam būtų sukakę 100 metų ir štai toje pačioje scenoje jis visiškai senas, su perrišta 100-mečio juosta sėdėtų ir priminėtų sveikinimus gėles. Ar tai būtų tas pats Vytautas? Aš matau, kad tai nebūtų tai Vytautas. Nes tai buvo, žinokit, kaip meteoras. Jam buvo matyti taip skirta. 24 metai švystelėti, nes jau vien jo poezija kalba apie šitokią brandą, kad šitais laikais, kuris būtų išlikęs, aš matau, nebebūtų Vytauto. Jis būtų turbūt sugniuždytas paprasčiausiai. Aš galvoju, kad kažkas iš aukščių visą tai surėdo. Duoda žmogui gyventi tiek, kiek jisai padarytų geriausiai per savo tą laiką. Jisai degė poeziją, stipriai daug rašė, daug mokėsi, gyveno labai greitai. Na ir padarė tikriausiai tiek, kiek mes kai kurie nepadarom nei visą 100 išgyvenę. O dievulis ir taip dar manau, kad surėdė, kad, sakykime, yra šeimos kapas, ar ne, jisai bendras. Tenai nebeliko jo vardų, yra tik tai Mačernių giminė, o Vytautas Mačernis atgulė kalnelyje, žvėrinėlyje, tam, kad visi jį lankytų, kad ten būtų žinomas, kad pas jį ateitų su poezija, su skaitimais, su, pasiguosti, pabendrauti ir pabūti. Ir jaustų tą šarnelės dvasią. Ar bus aktualu, ar be prisiminsime Vytautą Mačernį po 100, o gal net ir po 50 metų tik tai?
priklausys nuo mūsų. Nuo tos kartos, kuri sugebės perimti. Nuo tos kartos, kuri sugebės pamatyti. O gal bus tai kartai lemta iš vis nieko nebegirdėti, nieko nematyti ir tik reikšti save. Tai va tu supranti, kad Vytautas Mačernis jau tada matė visus, ne tik save. Labai tiktų tie jo mamos pasakyti žodžiai vakalėlė Vytautas įgyjus, nes tie žmonės atėjo paminėti ir vadinasi, jie skaito jo poeziją. Ir jo poezija visada yra mokyklinėse programuose. Ir kaip jūs klausėte, ar po 100 metų bus? Taip, jis ir bus toliau gyvas, nes tikrai atsiras žmonių, kurie jį skaitys. Jo poezija yra labai artima paaugliam, nes jo poezijoje yra klausimą, kas aš esu. O tai yra paauglystės svarbiausias klausimas. Tai nebūtina atrasti to atsakymo ir turbūt kiek yra tyrinėjimų Vytauto Mačernio poezijos, ten kiek galima rasti sąsajų, aiškinimų, vis tiek, manau, kiekvienas randa savo, kas tinka ir vis tiek ten yra tokia gelmė, kurios iki galo nepasieksi dugno ir kadangi yra kalbama apie universalius dalykus, universalius klausimus, tinkančius bet kokiame amžiuje ir bet kokio amžiaus žmogui, tai aš manau, kad ir po 200 mes, kiti tikrai minės. Nors iš šalies atrodo, kad knyga traukiasi iš jaunų žmonių gyvenimo, tai nėra tiesa. Žmonės mielai skaito knygas, tik jos skaitmeninėme amžiuje įgauna kitokią formą, prieigą ir suvokimą. Tad ir Vytauto Mačernio kūryba, nors ir mažai žingsneliais, bet keliauja skaitmenizacijos linkme. 2000 metais mes įgyvendinome Lietuvos kultūros tarybos ir Plungės rajono savivaldybės finansuotą projektą Skaitmeninės poeto Mačernio vizijos. Tai yra audiovizualinis maršrutas po Šarnelės kaimelį, kuris padeda atrasti visus 7 vizijų akmenis. O vizijų akmenys, jeigu kas dar nežinote, tai yra mūsų kraštotyrininko Konstantino Bružo padėtos plokštelės 7 visose mėgstamiausiose poeto Vytauto Mačernio vietose. Ir kad tas akmeninės plokšteles pasislėpusias mūsų kaime būtų lengviau surasti, tai kviečiame į savo mobiliuosius įrenginius įsivesti adresą www.mačerniovizijos.lt ir pradėti kelionę po mūsų Šarnelę. Pėstute tai yra 5 kilometrai. Šiuo maršrutu gali eiti tikrai, manau, visi, kadangi 5 kilometrai nėra labai daug. Bet kam tai atrodytų per daug, tai žinoma galima važiuoti automobiliu iki tam tikrų. Pirmoji vizija yra prie bendruomenės namų, antroji ant Šarnelės kaimo Piliakalnio, 3 prie Mileikos ežero, na, o visos kitos einant link Vytauto Mačernio kapo. Porai savaičių, prabėgus po mokslinės konferencijos, keliaujame į pačią Šarnelę, prie bendruomenės namų, kur Vytauto Mačernio 100-mečiui paminėti surengtas gražus dainuojamosios poezijos koncertas. Pirmą kartą į Šarnelę atvyksta Lietuvos bardas Andrius Kaniava. Tai va truputėlį pasirausęs, truputėlį nuvalęs dulkės nuo senų dainų. Daina, kurią mes dar būdami studentais dainavom konservatorijos bendrabučio rūsiuose. Aišku, pritardami gitarom, nes norėjom padaryti įspūdį merginams. Matyt, padarėm, kai kurios liko su mumis iki šių dienų. Tokia didelė meilė. Tokia didelė meilė, per mylį jaučiu, tokia didelė meilė, jaučiuosi kaip rojai, tokia didelė meilė.
savį atrado. Man tai ir didžiulis pasididžiavimas, ir didžiulė pagarba, kad turbūt, kad aš galiu čia gyventi ir galiu visiems pasakyti, kad aš esu iš Šarnelis, kad esu iš Vytauto Mačernį gimtinės. Patys pirmieji prisiminimai tai ir kai mes su tėveliu eidavom šienauti prie Mačernienės kalną ir aš dar prisimenu Vytauto mamą, močiutę susitraukusią, yra nuvedusi į kambarį, kur Vytautas rašė. Tik dabar turbūt tie baldai ir jau muziejui, turbūt. Ir stalas, ir knygas, ir paskiau viduriniai mokyklai besimokydama mūsų auklėtojos šviesios atminties Steponas Meškauskas mūsų klasę suorganizavo. Mes pirmieji pradėjom lankyti ir tvarkyti kapą. Nuo mūsų viskas prasidėjo, nes ten buvo tik žemės kauburėlis. Ir tvarkėm, ir tada buvo jau organizuota tas paminklo atidarimas ir atsirado 70-ais turbūt metais tėvelių bibliotekoje atsirado Kubiliaus sudaryta Žmogaus apnuoginta širdis knyga ir per vėlines važiuodavom ant kapą su auklėtoju, su savo klase. Išleistuvių rytą važiavom ten. Ir aš esu labai laiminga, kad aš galiu, kad aš daug turiu knygų, visas ir paskutinės dabar jau turiu. Ir man tai yra, visi stebės, kaip iš tokios šeimos, su tokia, visa broliais, nebuvo taip apdovanoti Dievą, bet kaip taip galėjo atsitikti, sakau, galėjo atsitikti. Ir aš tą prūdą prisimenu, kaip mes ten vaikščiodom ir tie eilėraščiai, kur dabar iš naujo skaitau, aš visą tą matau. Tai aš manau, kad tai yra tas unikumas, kurs turbūt ne vien kart per 100, gal per 200 metų, gal daugiau nikumas Šarnelį neužgims. Ir žinote, čia visai neseniai dar diskutavom ir kalbėjom ir sakom, ir aš dar kalbėjau čia irgi, kad galbūt net jeigu nebūtų uždarytas universitetas ir jis būtų čia negrįžęs, galbūt būtų visai kitokie eilėraščiai. O čia buvo ta terpė, kurioje jums gyvena, auga ir įsivaizduojate, jeigu jūs esat buvę prie kapo, jeigu esat buvę ant piliakalnio, koks yra aidas, koks yra skambesys, tai jautrių sielų žmogui, tam, kad ras aukščiau tos žalios žolės arba to žagrės arba to kasdienių rūpešių ir darbų, tai turbūt iš čia atsirado tas viskas. Aš manau, kad tai yra vis dėlto prigimtinis dalykas būtent aplinkos ir aišku, senoliai reikia atiduoti duoklę, man taip atrodo, kad tai vis dėlto yra iš jos tas poetiškums. Juk kaip ten sako, poetiškums iš mamas, bet, žinant biografiją, čia nebereikia apie tai išnekėti, aišku. Per žemę mes praeinam vieną sykį, tad būkime tvirti. Kieno gyvenimas bus panašus į sodrią dainą, tas nesutirps mirtį. Noriu pasveikinti visus švenčiančius, mylinčius mūsų poetą Vytautą Mačernį ir švenčiančius 100-ąjį poeto gimtadienį. Mūsų projektas Aš laimingas esu tęsiasi. Tai antrasis vakaras, kada mes kartu Aš laimingas esu, laimingesnio pasaulio nėra. Tikiuosi, kad šį vakar būdami kartu mes visi būsime taip pat laimingi.
Ramus ir saulėtas sekmadienis miške. Ties ežeru, beržai vandenį palinkę, viršūnės nušviesto šviesa gelsvai bliške. Ir saulė virpa skaidrios tolimos aplinkui. Tu ateini taku, lyg šokdama lengvai, viršum galvos linguoja medžių šakos ir iš toli matyti, kaip išpinti plaukai, surovėm auksiniam ant pečių lieknųjų teka. Tu prieini, mane bučiuoji ir šipsai, ir tavo sodrios, švytinčios kaip liepsnos lūpos, yra lyg du pavasarių ugnies žiedai. O taip ramu, ir saulėje beržai vasupas, pro jų viršūnės matos tolimas dangus, sapnuojantis kaitraus vidurdienio sapnus. Šilta pavakarė, žavi, šviesiais plaukais mergytė, lyg peteliškė margu rubeliu, ranka maža. Įbridus į rugius, priskynė glėbį mėlynų akyčių ir grįžta į namus laukų žaliuojančią ežę. Jinai yra pavargus, perdien labai nusikamavus, jis sėdas truputį pasilsėti ant vejos. Namuose ant kiekvieno stalo padėklėliai žavus, bet kas tenai pamerktų vakarais gėles be jos. Ji valandėlę atsikvėps ir tuoj namo skubės. Ji pratęsia rankutę su gėlėm, jon pabededa galvytę. Saldusis miegas užpilė žieduos paskendusias akis. Mama ateina, ji gražiausiai gėlę parugės. Iš laimės daugel kartų lūpom virpančiam palyti ir nešasi namo. Ji ten gražiai žydės ir nepavys. Jeigu būtų kitaip nutikę, jis būtų negyvenęs Lietuvoje. Aš manau, kad būtų pasitraukęs. Aš manau, kad būtų išvažiavęs ir grįžo brazdžionis. Ar mes paskutinius brazdžionio eilėraščius, ar mes taip vertinam kaip tuos, kuriuos jis rašė jaunystėje arba ten Amerikoje, ar ne. Bet čia aš nežinau, pagal jo gilumą, pagal jo tas temas ir tas vizijas, va dabar pastoviai skaitau vizijas ir galvoju, kad gal tai tik tai jaunystėj duota, o gal šimtametis jis kažkaip kitaip būtų rašęs, galbūt kitoks tas gylis būtų buvęs, bet galbūt tai buvo surėdyta, padaryta, kad anam turėjo būti tiek ir nedaugiau. Žemė jos daina ir saulėtos padangės, vėjas ir pavasarių girti laukai, šalis tolimos kaip atminimai brangios, praeitį minėti rūstus ir linksmi veidai. Vis vaidenas man, gyvena manyje, kol numiršta ritmo bangose. Nežinau, ar tu paskui atsekt galėsi gyvąjį gyvenimą iš sąskambių trumpų, ar pajusi meilę jam, jau užmirštam eilių pavėsi, ar suprasi dalę buvus pilną vargo ir kančių. Bet žinau, kažkas švelniai palies tau širdį, kai pažvelgsi praeitin giedrėjančių žvilgsniu. Kai saldi kaip vynas forma bus tave nugirdžius ir atpalaidavusi nuo išgyvenimų sunkių. Tu suprasi, gyva miršta, lieka tik daina, kaip nemirštantis paminklas Dainiaus kapuose. Vytautas Mačernis, Šarnelė, 1943 metai, rugpjūčio 26 diena. Žinau, kad žemėje yra vieni namai, kuriems dabar ateina rytas nuostabus. Ten ilgesingai gieda prietamoj gaidžiai ir ūkininko žingsniai aidi ten aplink namus. Pasilenkiu prie žemės ir stebiu, kol rytmečio rasoj sudrėkusių kalvų kvepėjime apsvaigsta man galva. Tenai toli yra laukų, kur auga vien rugiai šviesių spalvų, kur triukšmo, gatvių purvinų nėra. Įsiklausau,
Iš ten, kur šviečia vaiskios tolumos, saldus traliavimas atklysta į mane. Ir aš matau, piemuo tarp pirštų melda laiko ir pučia eidamas aukštyn upę. Ir taip tarytum toji upė nerami, vingiuojanti tarp girių mėlynų, raistų ir pelkių. Tasai traliavimas, lygi širdies gelmių giliausius smelkės. Aš laimės svaigulį jaučiu, kaip meldo paprasta daina, pažadina iš miego slėnius ir laukus, išeina kažin kur nakties tamsa ir kelia su miglom jos liūdesys sunkus. Vėl slepias po stogai šikšnosparniai juodi, pabūgė rytmečio šviesos. O aš einu vėl žemės ilgesį, regėjimų liepsna liepsnot. Tai buvo antroji vizija. Šarnelė, 1940 metai. Mes esam toj vietoj, kur poetas buvo gegužinė ir tai buvo išlydėtuvės Šarnelės kaimo vyrų į mišką. Ir tada Vytautas sėdėjo po tą pušim prieš jus, kur guli atminimo akmuo ir kažką rašė. Todėl šita vieta ir laikoma viena iš vizijų ir viena iš labai mėgstamų poetų vietų. Kiekvieną rytą, mylima, praeidama pro mano langą, pravėrus jį, numesdavo ant stalo puokštę vasaros gėlių, kaip saulės ir pabudusių laukų pasveikinimą brangų. Ir tyliu žvilgsniu, pažiūrėjusi mane, nueidavo taku. O aš palikdavau sėdėti per dieną, tarp knygų pasislėpęs. Tarp knygų kambario niuriam šešėlį vyto gėlės ir širdis. Sode krepštėjo paukščiai, dūzgė bitės ir šlamėjo liepos. Tik aš sėdėjau susimąstęs, šlamesiu ir paukščių negirdys. Bet vieną rytmetį pro mano langą nesustoju, mylima. Negrįžo paukščiai. Pajutau, kad vasara praėjo. Susidrumsti širdis, lyg vandenų paviršius bėgant vėjui. Dabar, kai sėdžiu ir mąstau, laukia pasnigusi žiema. Man šalta, aš rausiuos tarp knygų. Kiek iš vasaros gėlių suvyti jos ir žydinčios tarp jų surasti negaliu. Moteris gyvenimą ir meilę lemia. Vyro meilės potvinėje paskandinus. Moterį todėl turi mylėti kaip žemę. Žemėje gyvent ir žvelgti žvaigždynus. Nes dėl žvilgsnio besiskverbiančio į tolį, dėl žvaigždžių, kurių kelius jisai ištyrė, dėl sapnų, kurie nuo jos dienų nutolę, moteris didžiuojasi ir myli vyrą. Jos gyvenimas yra sunkus ir kietas, bet jinai išmoko jį lengvai panešti. Vien tik vyras nesuranda žemėj vietos ir pagrimzdamas į nerimą bekraštį, neretai praeina saulę ir žvaigždes, tuštumon įsmeigdamas akis liūdnas. Gyvenimas tai geidžiamas apsigavimas. O kaip norėčiau padaryti jį bekraštį ir juo keliauti, kaip amžinasis piligrimas. Ir niekad niekur kelio pabaigos nerasti. Kaip gera jausti meilę, viltį ir paguodą. Kaip išmintinga jų netekus laukti ir kentėti. Gyvenimas daug atima, bet dar daugiau jis duoda. Gyvenimas naktis, bet jos skliautai žvaigždėti.
Galbūt jis tai iliuzija, kuri vaidenas. Gal nieko čia nėra, tik šiaip sau rodos. Bet nebūties pirminis taškas juodas. Išplitęs kerinčiais vaizdais, koks tyras menas. Aš jį regiu ant savo sąmonės ekrano ir negaliu atsigerėti. O Dieve mano. Kol mūsų lūpomis kalbės poetų eilės, jie niekada nenugrims užmarštin. Vytautui Mačerniui 100. Ir jis gyvas savo eilėmis, vizijomis gyvena ten kažkur giliai, kiekvieno mūsų širdyse.